Lapkričio 14 dieną Panevėžio kultūros centras tęsė renginių ciklą Opus Mirabile 2025. Projekto Opus Mirabile 2025 sekėjams surengta ištisa diena skirta pažinčiai su Šventu Kazimieru ir jo atvaizdais. Romantik viešbučio konferencijų salėje klausėmės specialiai parengtų pranešimų. Šventas Kazimieras – gyvenimas ir kanonizacija. Skaitė Violeta Andriūnienė, dailininkė, edukacinių programų Bažnytinio paveldo muziejuje sudarytoja. Šventasis globėjas Panevėžio vyskupijoje. Virtualioji galerija. Pranešimą pateikė projekto vadovas Gintaras Kerbedis. Pranešėjas specialiai šiam renginiui surinko, susistemino ir pirmą kartą pateikė 70 Švento Kazimiero atvaizdų, randamų Panevėžio vyskupijos bažnyčiose ir krašto muziejuose. Viešnia iš Mikalojaus Konstantino Čiurlionio nacionalinio meno muziejaus kalbėjo tema Šventojo Kazimiero atvaizdai Juozo Zikaro kūryboje. Girdėjome ir vertingų prisiminimų apie dailininko Juozo Zikaro šeimos ir Panevėžio vyskupo Kazimiero Paltaroko bendrystę. Renginio dalyviai keliavo į Panevėžio bažnyčias betarpiškai apžiūrėti originalių Švento Kazimiero atvaizdų, sukurtų Panevėžyje 20 amžiuje. 16 amžiaus pradžioje Venerabilis ikon perkelimu ir 18 amžiaus šventojo skulptūros. Renginį baigėme giesmėmis Šventajam Kazimierui, kurias atliko Panevėžio šventų apaštalų Petro ir Povilo bažnyčios jaunasis choras, vadovaujamas Liudos Vėžytės. Projekto globoja jo ekscelencija Panevėžio vyskupas Linas Vodopjanovas, OFM. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba, Panevėžio miesto savivaldybė. Projektą rengė Panevėžio kultūros centras. Projekto autorius Gintaras Kerbedis.